Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir kaip trokštu, kad jį jau liepsnotų, tai Jėzaus troškimas dėl manęs. Kad mano gyvenimas liepsnotų, būtų gyvas, vaisingas, turėtų skonį ir tuo skoniu priturtintų kitus. Jis tai gali padaryti, bet klausimas, ar aš pats to trokštu. Mintise kartais sakau, taip, noriu, bet kasdienybėje renkuosi sąstingį dėja, nes jis patogus. Nes jau įpratau prie vidutinybės, nors į kartą įžeidžia. Vidutinybė tikėjime, kunigystėje, santuokoje, kasdieniuose įpročiuose. Malda kalbu, aišku, bet ji tik atkartota be susitikimų. Apsikabinimas su artimu žmogumi be šilumos. Laisvalaikis iššvaistytas naršant internete, stebint svetimus gyvenimus. Ir vis tiek sakau savo, taip patogu. Nes nenoriu keltis, nenoriu vargti, nenoriu pažvelgti tiesai į akis ir prisipažinti, pamečiau save, apleidau artimuosius, nusigręžiau nuo Dievo. Atgaivinti, įdėti ugnies į tai, kas esu ir ką darau, atrodo nebeįmanoma, per daug kainuoja. Bet klausimas grįžta. Ar nori, kad ši liepsna uždegtų tavo širdį ir gyvenimą? Ar verčiau pusė egzistencijoje, kuri tyliai nyksta? Jėzus jau prie durų, jis pasirengęs tau padėti. O tu? Nuo ko pradėsi, nuo ko pradėsim šiandien? Gal nuo trumpos, bet nuoširdžios maldos, gal nuo tikro apsikabinimo sutuoktiniui, vaikui, artimui žmogui, bet su meile. Ir taip kasdien, nedideliais, bet tikrai žingsniais, galima pakilti iš užmigdyto miego. Bet jei maldauju Dievą, kad jis mane pakeltų, sustiprintų mano tikėjimą, santuoką, santykius, o pats lieku ant sofos ir nepadarau ne vieno judesio. Esu tik vargšas, kurio